Ukrainoje kariaujančioms pajėgoms labai svarbu suprasti šio konflikto pamokas ir neatsilikti nuo nuolatinio taktikos adaptavimo. Kaip ir beveik bet kuriame kare, kovinį veiksmingumą lemia ne tik įranga, bet ir mokymas bei vykdymas. O abiejose pusėse iki šiol vykstančios kovos nuolat meta iššūkį supratimai ir taktikoms, kurie buvo taikomi 2022 vasario mėnesį. Tačiau ne tik Rusijos ir Ukrainos pajėgos susiduria su iššūkiais savo patirčiai ir supratimui. Be to, kad teikia įrangą, daugelio NATO pajėgų buvo paprašyta prisidėti ir apmokyti Ukrainos personalą. Tai dažnai reiškia bandymus apmokyti ukrainiečius kovoti kare, kuris labai skiriasi nuo daugumos vakarų karinių dislokacijų nuo pat šaltojo karo pabaigos. Rusijos tankų brigados turi daug didesnį ugnies galią nei koks nors Talibanas, todėl gali būti sunku mokyti ukrainiečius kovoti pagal tas instrukcijas, kai šiose instrukcijose dažnai raginama laukti, kol atvyks JAF oro pajėgos ir pašalins priešiškas pajėgas iš egzistencijos. Taigi NATO ir kitų sąjungininkų kariuomenėms tikriausiai kyla dvejopas iššūkis. Pirma, pasaulyje, kuriame pasiruošimas didelio masto kovinėms operacijoms, large scale combat operations, vėl yra prioriteto sąrašo viršuje. Kaip NATO ir kitų sąjungininkų kariuomenės gali perimti tinkamas pamokas iš karo Ukrainoje, nedalyvaudamos jame pačios, ir kaip jos gali geriausiai organizuoti gyvybiškai svarbų mokymą Ukrainos personalui taip, kad būtų užtikrintas ukrainiečiams reikalingas kiekis ir pajėgumai, neturėdamas tiesioginės patirties mūšio lauke, kuriame jos pačios ruošia juos kariauti, jos pačios to neturi. Tai veiksnys, kuris gali turėti įtakos karo eigai 2024 metais. Tačiau kartu suprasti reikia, ko reikia norint išmokti pamokas ir apmokyti tokio masto pajėgas. Tai yra specialus iššūkis. Todėl šiandien pasveikinsiu į pensiją išėjusį JAV kariuomenės generolą, leitenantą Beną Hodgesą, kuris būdamas JAV kariuomenės Europoje vadu aktyviai dalyvavo Ukrainos pajėgų mokymuose. Neseniai vykusio interviu metu uždaviau jam klausimus, kuriuose daugiausiai dėmesio skiriau keliems svarbiausiams dalykams. Pirma, kokią pamoką NATO ir sąjungininkų pajėgos galėtų pasimokyti iš kovų Ukrainoje ir su kokiais iššūkiais joms gali tekti susidurti renkant šias pamokas ir prisitaikant prie jų. Tada norėčiau apžvelgti NATO pastangas teikiant paramą Ukrainos kariuomeniai mokymų srityje, pradedant nuo pastangų iki 2022 m. vasario mėnesį ir baigiant neseniai paskelbtomis programomis. Noriu aptarti, kas buvo susijęs su šiomis pastangomis, kokiu mastu jos vykdomos ir ar jos iš tikrųjų gali veiksmingai užtikrinti tai, ko Ukrainai reikia čia ir dabar. Galiausiai paprašysiu generolo įvertinti Ukrainos kariuomenės veiklą 23 metais ir sužinoti, ką jis tikisi pakeisti 24. Atkreipkite dėmesį, kad siekiant išlaikyti pristatymo nuoseklumą, kai kurių segmentų eiliškumas buvo pakeistas. Tačiau jokia originalaus interviu medžiaga nebuvo praleista. Kaip gerai NATO ir kitos sąjungininkų pajėgos supranta mūšio lauką Ukrainoje ir kokiu mastu jų mokymo programos ir įgūdžiai, kurios jomis jie siekia perteikti, atitinka kai kurias iki šiol išmoktas karo pamokas. Pereikime tiesiai prie tos interviu vietos, kur aptarėme šios klausimus. Akivaizdu, kad tai labai nepatvirtintas faktas, bet kai analizuojame ukrainiečių, kurie nuo vasario mėnesio prieš grįždami į savo dalinius dalyvavo kai kuriuose jiems skirtose mokymos programuose, atsiliepimus, kai juos analizuojam, kartais kyla klausimų, ar mokymai, kurios NATO šalis jiems surengė, iš tiesų atitinka sutampa ar atitinka mūšio lauko patirtį, į kurią jie ketina vykti. Kai kurie pastebėjimai yra susijęs su prielaidomis apie priešo ugnies tankumą ir minų laukus. Arba, manau, pagrindinis nuolat iškylantis klausimas, ar mokymų metu leidžiama naudoti dronus ir atsižvelgti į visur mūšio lauke esančią magnetinį, rebus. Radio karybą, džeminimą. Manau, mano klausimas jums yra toks. Kalbant apie tinkamą turinio parengimą, pirmiausia, kokios pagrindinės Ukrainos mūšio lauko ypatybės, ypač taktinėme lygmenyje, kurios jums pasirodė galinčios reikalauti kitokios taktikos ir įgūdžių, kurių NATO pajėgos galėjo mokytis anksčiau.
Benas sako, turiu pasakyti, kad buvo tam tikros arogancijos, nekaltos arogancijos, bet vis dėlto arogancijos, kad mes ketiname mokyti ukrainiečius, kaip kovoti. Nors iš tikrųjų jie turi 10 tūkstančių karių, kurie kariauja daugelį metų, o mes vakarai, kolektyviniai vakarai, iš tikrųjų neturime beveik jokios patirties vykdant tokio masto operacijas. Dabar taip, po 2014 metų mes vėl pradėjome grįžti prie tokio pobūdžio veiksmų, bet žinoma, nuo šaltojo karo pabaigos iki 2014 metų daugiausiai užsiėmėme Iraku ir Afganistanu, kova su terorizmu ir panašiai. Ir net Irake vienintelės didelio masto operacijos, kurias iš tikrųjų vykdėme, buvo per pirmosius metus tik tai. Aš šiek tiek apibendrinu, tačiau Afganistane išskyrus kelias išimtis, daugiau buvo vykdomos mažų padalinių operacijos. Kova su terorizmu, Talibano persekėjimas ir panašiai. Taigi mūsų pačių patirtis, dirbant su tokiais tankiais minų laukais, buvo absoliučiai nulinė. Mes neturėjome jokios patirties, jokios, nulį. Mes esame veikę tokioje aplinkoje, nesame veikę tokiuose rebų laukose su dronais, slopinamais ryšio slopinimo laukose. Tiesą sakant, mane taip sužavėjo tai, ko mokiausi iš ukrainiečių, kad Hohenfelse pakeitėme savo mokymų modelį netgi. OPFOR Hohenfelse Vokietijoje suteikėme tokius pačius elektroninės kovos pajėgimus, dronus ir masinę artilerijos bei raketų apšaudymą, kokius 2015-2016 turėjo rusai. O, vaikeli, taip pakeitė Hohenfelso aplinką. Taigi, kai mūsų daliniai dalyvaudavo mokymuose pirmasis 10 dienų, jie būdavo sutriuškinami tiesiog, kol suprasdavo, kaip veikti aplamai tokioje aplinkoje. Tuo metu kariuomenės vadu buvo generolas Milley. Jis tai pamatė ir pakeitė visą JAV kariuomenės rengimo modelį, remdamasis to, ko mokėmės iš ukrainiečių. Ir manau, kad generolo Zalužno nusivylimas su mumis po kritikos dėl šios vasaros kontrpuolimo ant žeminio komponento šiek tiek primena kažką tokio. Jūs, vaikinai, nesuprantate, kokia čia aplinka. Jūs, tai vakarai turint omeny. Ir aš manau, kad jis yra teisus. Mes niekada nesustume savo amerikiečio kareivio, britų kareivio ar bet kurio kito sąjungininko kareivio į tokią aplinką, kol dar nesame pasiekę triuškinamo pranašumo ore. Mes nesiųstume ten žmonių ir turėtume mylias ir mylias pralaužimo įrangos. Ir vis dėlto žmonės stovi ir rodo pirštų į ukrainiečius už tai, kad jie nepadarė to, ko mes neišmokėme. Tai bullshitas. Jūsų komentaras apie tai, kad kariuomenė daugelį metų mokėsi, kaip atlikti kovą su sukilėliais, Afganistano ir Irako misijas, bent jau anekdotiškai sutampa su kai kuriais atsiliepimais, kuriuos esu matęs iš kai kurių ukrainiečių, kurie išsako tokius komentarus, tarkim, kaip jie buvo mokomi, kad kaip atlikti visą krūvą miesto karo mokymų, kai karas iš esmės vyksta nuo medžių linijos iki medžių linijos, labai atviroje vietovėje, o jos mokino CQB, ar ten, kaip ten pasakyti. Arba vis dar remiasi tuo, kad žvalgai mokami pirmiausia vykdyti žvalgybą asmeniškai, nors dabar Ukrainoje daug žvalgybos darbų atlieka bepiločiai orlaiviai. Manau, kad turiu 2 dalių klausimą. Ar yra dar kokių nors svarbių pokyčių, kurie jūsų nuomonė turėtų būti mokomi taktiniu lygmeniu? Ir antra, kaip priversti instruktorius mokyti naudingų įgūdžių susijusių su mūšio lauku, kuriame jie patys niekada nekovoja ir neturi tiesioginės atminties. Na, manau, kad kalbant apie antrąją dalį, pirmiausia, mokytojais ir instruktoriais turi būti ukrainiečiai. Patys jie yra tie, kurie turi realios patirties, kurie gali atsistoti prieš grupę jaunesniųjų karininkų, naujų šauktinių ar karių ir padėti paaiškinti, gerai, žiūrėk,
Kai pamatysite tai, bus tas ir tas. Ir štai, kaip jūs priešinsitės tam. Ir su tuo tvarkotės, ar tai būtų Rusijos bepiločiai, orlaiviai ar artilerija, šios masinės atakos, su kuriomis jie susiduria dabar. Ir štai kaip jūs tinkamai iškasate tranšėją su priedanga virš galvos, kad turėtumėte galimybę išgyventi ir vis dar galėtumėte kovoti. To nepadarys amerikietis, vokietis ar britas, tai padarys tik ukrainietis. Todėl manau, kad mes galime padėti užtikrinti infrastruktūrą, nuimti nuo jų dalį infrastruktūrinės naštos, eksploatuoti įrenginius, padidinti pajėgumus ir panašiai. Tačiau pagrindinis instruktorius turėtų būti ukrainietis, kalbant su jais jų gimtąja kalba, remdamasis savo patirtimi realia. Taigi, manau, kad tai turi būti pagrindinė dalis. Akivaizdu, kad jeigu kalbame apie žmonių mokymą, kaip naudotis Patriot ar skraidyti F-16 naikintuvais, arba kaip naudotis mūsų teikiamą specialią įrangą, akivaizdu, kad tai jau tinkama mums atlikti. Tačiau manau, kad dabar yra pakankamai patyrusių ukrainiečių. Atvirai kalbant, kai kurie iš jų gali turėti ir fizinę negalę, gali būti netekę kojos ar rankos, bet jie vis dar turi smegenų ir patirties. Ir jie galėtų būti šių naujų kadrų, padėtų jos apmokyti. Pirmoji jūsų klausimo dalis, manau, buvo susijusi su konkrečiomis užduotimis, kurių galbūt mokama nepakankamai. Aną vakarą aš kalbėjausi telefonu su savo brangiu draugu, ukrainiečių karininku, kurį pažįstu nuo 2005 metų. Jis priklausė ukrainiečių dalinį, kuris kartu su mumis buvo Irake. Ir mes tiesiog likome draugais. Ir štai jis nuo 2014 metų be perstojo kovojo. Ir būtent jis man padarė tikrą įspūdį apie Rusijos elektroninės karybos tankumą ir kokybę. Jisai elektroninės karybos, taip, aš pasakiau Rebų, jis sakė, kad jie niekada nieko panašaus nėra matę, tai ką aš postuose rašau visada. Rusai visada buvo geresni už mus, turiu omenyje, kad tai visada buvo jų organizacijos ir kovos būdo dalis ir jie tik tobulėjo. O mes vakarai tai praradome. Po šaltojo karo mes tikrai daug ką praradome. Taigi, gebėjimas veikti aplinkoje, kurioje, jei naudojatės bet kokiu nesaugių ryšio įrenginiu, pavyzdžiui, dažnių perjungimų, PPRŠ mes tai vadiname, ar panašiais dalykais, jūs vis tiek būsite trikdomas. Jūs suras, jūs nusitaikys ir jūs uždžemins, jūs atskris ten lancetas koks nors, aš jau pridedu, ko mes patys ten bijojam. Taigi praktikuotis tokioje aplinkoje reikia ne tik dėl techninio sprendimo, bet ir dėl drausmės. Labai gerai Hodžesas sako, kaip bendrauti, o ne įsijungti radio ryšį ir kalbėti apie perstą. Beje, būtent tai praktikavimo, kai aš buvau leitenantas. Prieš, reiškia, 80 metais Vokietijoje, kol dar neturėjome visų tų saugių radijos stočių, tikrai reikėjo treniruotis drausmiai, netarškėti be reikalo. Manau, kad tai yra dalis to, apie ką jis kalba. Ir tada būtent tai, ką generolas Zalužnas nurodė savo garsiajame Economist straipsnį, mano telegrame yra vertimas, dokumentas, paskrolinkit, susiraskit, viso straipsnio Zalužno išversto, kad visur yra rusiškų dronų, jie ne tik mato, bet ir turi termo vaizdą, gali aptikti šilumą. Taigi ir toliau reikia ieškoti būdų, kaip ne tik valdyti savo šilumos parašą, slėpti, bet vis daugiau priemonių, kaip apsisaugoti arba pasipriešinti šitiems dalykams, prieš pastatyti. Vakar žiūrėjau vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip rusai virš savo tranšėjų linijų įrengia ekranus, neleidžiančius FPV dronams įskristi į tranšėją ir pataikyti į rusų karius. Taigi įdomu, tai bus įdomus panašus dalykai, nes abi pusės ir toliau bandys išsiaiškinti, kaip apsisaugoti nuo ten esančių dronų. Manau, kad prieš
pereidami iš moktų pamokų zoną, noriu užduoti paskutinį klausimą iš šitos dalies. Kaip ką tik pažymėjote, šiame konflikte matėme daug taktinio prisitaikymo, adaptacijų, kontradaptacijų, tikrai greito kovų pobūdžio pasikeitimo. Karo pradžioje rusai beveik nenaudojo tokių dalykų kaip FPV, o dabar matome, kad atskirų transporto priemonių montuojami individualūs slopintuvai ir nuolat naudojami 10 000 mažų dronų. Taigi, žvelgiant iš mokymų programos perspektyvos, kaip užtikrinti, kad kariai nebūtų rengiami ne tik tiesioginiam mūšiui ir kovai, bet tam, kuris buvo prieš 6 mėnesius labai kitoks, nei jis yra dabar, tam kontaktui. Taigi, jūs gerai pastebėjote, kad jokia kariuomenė, skaitant ir JAV kariuomenė, negali turėti tiek daug išteklių skirtų apmokymui, nes jų reikia kovai realiai. Taigi, bandyti treniruotis tuo pat masteliu, kiek yra dronų, kai gali neturėti jų mokymams, todėl galimybė replikuoti dalykų, šaudmenis, situacijas, logistikos mokymams, visa tai yra labai svarbu. Patys investuojame daug pinigų į savo mokymo centrus. Todėl mokymuose daugiausia dėmesio reikia skirti mąstymui. Kaip elgtis neapibrėžtumo sąlygomis, kad karininkai, seržantai ir kareiviai būtų įpratę adaptuotis, prisitaikyti. Jie būtų tiesiog įpratę tai daryti, kad iš jų būtų tikimasi naujovių, inovacijų, improvizacijų, kad už tai būtų atlyginama, tai yra svarbu. Ne tai, kaip gerai įsimeni ką nors, kaip moki įdiegti, bet kaip greitai sugebi prisitaikyti. Aš myliu tą Hodžesą, tiesiog jis puikus. Todėl mokymai turi suteikti kuo daugiau galimybių visų lygių vadovams priimti sprendimus, neturint tobulos informacijos, nes, žinoma, jinai niekada netobula. Jos iš vis nebūna, būna dezinformacija netgi. Gerai, tyliu. Tokia yra karo prigimtis, todėl mokymas turi atkartoti tą prigimtį, tą trintį, tą netikrumą, tą miglą, apie kurią mes visi kalbame. Mokymas turi tai atkartoti. Tai yra mąstysena, mindsetas. Kai vadovai žino, kad iš jų tikimasi, jog jie bus pasirengę priimti sprendimus, neturėdami tinkamų išteklių ir tobulos informacijos. O taip. Ir vis tiek tu turi būti sėkmingas. Taip sukuriama tam tikra inovacijų ir prisitaikymo kultūra, mąstysena, kad tai yra tokios dorybės, pagirtini dalykai, kurias vadovai turi aukštinti visur, kurios turėtų būti paplitusios. Tokia religija, mindsetas toksai, inovacinis, open-minded. Ir aš manau, kad ukrainiečiai taip ir daro. Jie iš prigimties atrodo kūrybingesni ir prisitaikintis labiau nei bet kas kitas, ką esu matęs bet kurios armijos karius. Tai neįtikėtina. Ir generolas Zalužny, tapęs kariuomenės vadu, deda tam didelės pastangas. Taigi, tuomet kyla klausimas, galbūt pereikime prie kitos šio informacijos srauto pusės. Mes sutelkėme dėmesį į NATO mokymus Ukrainoje, o dabar norėčiau užduoti klausimą apie informacijos srautą kitą linkme, tai yra apie pamokas, kurios yra fiksuojamos ir reflektuojamos. Pavyzdžiui, buvo įdomu matyti, kad po to, kai stebėjome, kaip Ukrainoje ant šarvuotų transporto priemonių buvo įrengti apsauginiai šarvai nuo dronų, dabar matėme, kaip, pavyzdžiui, Izraelio Merkavas per savo operacijas Gazos ruože montuoja tokius pačius įrenginius jie. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, daug kartų kariuomenės yra pasimokiusios dislokuodamos stebėtojus ir iš tikrųjų matydamos, kas vyksta. Prisimenu garsią istoriją apie karališkojo jūrų laivyno stebėtojus vykusius, pavyzdžiui, Rusijos-Japonijos karą, ir tai pakeitė jų požiūrį, tai kaip atrodys jūrų mūšis aplamai.
Šiuo atveju NATO neturi daug stebėtojų, kurie, kiek mums buvo pasakyta, būtų dislokuoti iš tikrųjų stebint kovas Ukrainoje. Taigi pirma, kaip jūs neturėdami stebėtojų užfiksuosite tokias pamokas? Kaip jos bus svarbios, kaip pajėgoms? Ir antra dalis, kurią tikriausiai galite aptarti atskirai iš savo perspektyvos, žvelgiant iš šalies, kokias pamokas mes galėjome pasisemti iš mūšio lauko iki šiol. Tai puikus klausimas. Iš dalies tai įsitikinti, kad jūsų mentalinė kultūra yra noras mokytis. Visada maniau, kad geriausios organizacijos yra besimokančios organizacijos, nuolatos besimokančios organizacijos, kurios po visko nuolat rengia AAR, After Action Reviews, feedbacko sistemas visokias. Nuolat stengiasi įsitikinti, kad turi tinkamus sprendimus, su kuriais gali tekti susidurti. Turiu jums pasakyti, kad 2015-2016 metais buvau labai nusivylęs, nes vis daugiau laiko praleisdavome su ukrainiečiais, vis kviesdavau artilerijos mokyklą Fort Sill, Oklahomoje ir sakydavau, prašau, pristatykite, atsiųskite čia savo komandą. Tai vieta, kur galite stebėti tiesioginį kontrsusišaudimą. Turiu omenyje, kad mes jau dešimtmečius nevykdėme atsišaudimo artilerijos. Čia yra galimybė pasimokyti, pasipraktikuoti ir stebėti, kaip ukrainiečiai naudoja mūsų priešlėktuvinės ugnies radarą ir vykdo priešlėktuvinės ugnies misijas. Ir man nepavyko veiksmingai įtikinti savo kariuomenės, kad jie atsiųstų į frontą didelį kažkokį elementą, kuris nebūtinai įsitvirtintų, bet bent jau išeitų ir stebėtų būtent tai, ką mes su jumis aptarėme anksčiau. Tiesiog stebėtų. Ir manau, kad tai praradome, galėjome išlošti. Dabar, žinoma, situacija yra kitokia, nes JAV personalo galinčio būti Ukrainoje skaičius yra ribotas. Kitos šalis tikriausiai turi kažką panašaus ir tai suprantama dėl strateginių ir politinių priežasčių, kad amerikiečiai, britai, vokiečiai ar tie patys Lenkai nežūtų nuo Rusijos raketų, tai suprantama. Tačiau turime rasti būdą, kaip galėtume mokytis. Ir manau, kad neseniai pasirodė straipsnis apie generolą Aguto, kuris yra saugumo patariamosios grupės Ukrainoje vadas. Čia Wiesbadene. Jis ketina tiesiog daug laiko praleisti Ukrainą, o tai, manau, yra labai prasminga. Kodėl tokie žmonės nepriima sprendimų po velnių? Taigi, taip siekiama ne tik suprasti reikalavimus tenykščius, bet ir įsitikinti, kad mes patys mokomės iš to, kas vyksta, kad neatsiliktume nuo savo pajėgumų, kad turėtume patys savo pajėgumus. Ar iš savo pastebėjimų ir pokalbių, žinoma, nesileidžiant jokias slaptas informacijas, manote, kad yra kokių nors svarbių pamokų operatyvinių ir strateginių lygmenių, kurias turėtume priimti ir įtraukti į savo planavimą jau dabar? Taip, žinoma, neabejotinai labiausiai žinoma, kalbama apie logistiką, artilerijos, raketų ir oro gynybos sistemų sunaudojimo lygmenį. Apie tai buvo daug kalbama. Ir šitas dalykas buvo daug aptariamas ir tikrai Amerikoje manau, kad mes 4 kartus padidinome, pavyzdžiui, artilerijos amunicijos gamybą, bet tai vis dar yra tik maža dalis, frakcija to, ko mums prireiktų, jei dalyvautume šiame konflikte. Žinoma, dalį jų gauna ir izraeliečiai. Taigi, logistikos poreikis yra didžiulis. Jisai yra daug didesnis, nei galvojame prieš 2 metus. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, dronų pripažinimas esminių veiksnių mūšio lauke
Kaip su to kovoti? Prisimenu, kad 2000, kaip tam pasipriešinti. Prisimenu, kad 2015, 16, 17 metais pradėjome dirbti su kovos su bepiločiais orlaiviais metodais. Kariuomenė dirbo su vairiais dalykais, kinetiniais ir nekinetiniais, bet nemanau, kad mes įsivaizdavome tokį mastą, kokio reikia dabar. Koks reikalingas dabar. Todėl esu tikras, kad yra tikrai protingų žmonių, kurie kūrė elektroninės priemonės, galinčias trikdyti ar išjungti šios tūkstančius bepiločių orlaivių. Tačiau tam reikės neįtikėtinų pastangų. Manau, kad elektroninis karas, apie kurį kalbėjome, vėlgi yra įgūdis, kurį visiškai praradome Irake 2005-2006 metais. Mes nebeturėjome elektroninio karo specialistų. Tiesiog manėme, kad mums to nebereikia, nes baigėsi šaltasis karas. Prisimenu, kai admirolas Mulenas tuo metu prieš tapdamas CNO pirmininku buvo ir jis pasiuntė mus į Iraką, pasiuntė mums 10 karinių jūrų pajėgų elektroninės kovos karininkų. Mums reikėjo, kad jie padėtų mums išsiaiškinti, kaip naudoti visus tuos gautus trikdymo įrenginius, kaip džeminti, tačiau mes patys trikdėme savo radijo stotis, save pačius sukeldavom nepatogumus, nes neturėjome reikiamos patirties. Taigi tai yra įgūdžių rinkinys visas, kurį mes turime tobulinti. Ne tik veikti tokioje aplinkoje, bet ir gebėti juos paveikti, rusų komunikacijas ar kitų šalių, su kuriomis kovojame, tokiu pat atstumu, paveikti jų ryšius. Tiesą sakant, manau, kad kai kuriuose pranešimuose teigiama, jog rusai taip pat neblogai sugeba trikdyti ryšį, taigi tai gali būti ne tik vakarų pajėgų problema, tačiau tai yra labai rimtas pastebėjimas. Turiu vieną trumpą papildymą, kurį pridursiu prieš mums perinant prie tolesnių veiksmų aptarimo. Ir taigi tai yra šių metų veiklos rezultatų. Tai yra, kad pasirodė keletas pranešimų, jog vakarai padėjo Ukrainai rengti karo veiksmų planus ir svarstyti jos planavimo proceso metu. Intervencijas kalbama. Mano supratimu, kai vyksta karo veiksmai ir planavimas, yra parengtas modelis, kuris padeda suprasti, kas nutiks, jei bus imtasi tam tikrų veiksmų. Galbūt reikėtų peržiūrėti kai kurios iš šių modelių, kad būtų atsižvelgta į tai, kaip dabar ugnį nukreipia dronai ir į kitokią mūšio lauko dinamiką. Ar gali būti, kad reikėtų atnaujinti kai kurias šių planavimo modelių prielaidas, taip pat taktiką, kurios mokoma mokymų laukuose? Hodžesas, taip, manau, kad jūs užčiuopėte svarbiausią dalyką. Kokios prielaidos naudojamos karo žaidimuose? Kokiomis prielaidomis jie statomi? Manau, neseniai skaičiau, kad prieš pradedant kontrpuolimą, tai yra antžeminė jo dalį, buvo surengti maždaug 8 skirtingai karo žaidimai, simulacijos. Ir nežinau, nes jie, aišku, buvo įslaptinti, bet mes surengėme 8 karinės žaidynės. Ir žmonės stebėsi, kaip jos nepasiteisino. Iš to 8, tai arba tai kažkas sako apie vykdymą, arba labiau tikėtina, kad tai kažkas sako apie mūsų pačių šitus karo žaidimus ir simulacijas, prielaidas. Mes naudojame klaidingas prielaidas, nenoriu čia būti pernelyg kritiškas, nes tai dalykai, kurių nežinau, kuriuose nedalyvavau, jie yra įslaptinti. Ir tai nieko blogo nepasako apie pačių karo žaidimų svarbą, simulacijų šitų wargames. Tačiau įsitikinkite, kad jūsų prielaidos yra teisingos ir kad neatmetate galimybių vien dėl to, kad jos netinka jums, dėl tam tikro šališkumo. Ir manau, kad vienas iš didžiausių priekaištų Ukrainai buvo tas kritika, kad jie niekada nesusitelkė vienoje vietoje kontrpuolimo metu, kad vietoj to jie buvo išsisklaidę. Palaukite, žinoma, ukrainiečiai turėjo nerimauti, nes tai jų žmonės, kurie yra šiuose vietovėse.
Ir žinoma, jie nerimavo dėl to, kad rusai žudo nekaltus ukrainiečius, civilius. Taigi jie negalėjo tiesiog ignoruoti 2/3 kontaktinės linijos, nes tai yra jų žmonės. Tai skiriasi nuo to, kai esi dykumoje kur nors. Tai tikriausiai šiek tiek paprasčiau. Reiškia, nei turėti 3 ar 4 skirtingas kryptis, palyginti su tuo, kai gini savąją šalį. Ir todėl nežinau, kaip į tai buvo atsižvelgta JAV įvairiose šitose war games simulacijose, bet to jei masiškai visus suvesite į vieną didelę milžinišką mėlyną rodiklę ir vis tiek neturėsite pranašumo ore, neturėsite tankų, Bradley ir taip toliau, artilerijos, tai jos tiesiog sunaikins artileriją. Išsakęs keletą pradinių pastebėjimų, norėjau diskusiją pakreipti į patį mokymą. Nuo NATO mokymų Ukrainoje, kurie vyko 22 metais vasario mėnesį, iki daug didesnių pastangų, kurias matome dabar. Taigi, pagalvojau, prieš kalbėdamas apie Ukrainos kariuomenės padėtį 2023 metais, noriu pereiti prie istorijos prieš pilnamaštabę invaziją 22 metų vasario mėnesį. Girdėjau, kad 2014-2022 metais Ukrainos kariuomenė buvo apibūdinama kaip iš esmės sovietinio tipo pajėgos, kurios buvo pereinamo laikotarpio viduryje ir NATO buvo šios pereinamo laikotarpio istorijos dalis prieš Rusijos invaziją. Konkrečiai turiu omenyje tokią veiklą kaip jungtinė daugianacionalinė mokymo grupė Ukrainoje, kuri veikia netoli Lvovo. Aišku, manau, kad dabar jį perkelta į Grafenvorą. Būdamas Europoje dalyvavote tame mokymo procese visame, todėl pamaniau, kad pradėsiu nuo klausimo, kokius pajėgumus, kokius pastebėjimus galėtume pateikti apie to metu Ukrainos kariuomenę, kaip ji tuo metu vystėsi. Hodžersas. Na, jūsų pirminis apibūdinimas visiškai teisingas. Tai buvo sovietinis modelis, kuris buvo evoliucionuojantis. Su mumis Irake ir Afganistane buvo Ukrainos karių, kurie dalyvavo kitose misijose, kuriuose jie dirbo su vakarų kariuomenėmis, ne tik su NATO, bet ir kitomis vakarų kariuomenėmis. Tai buvo ilgas procesas, nes norint pakeisti kariuomenės kultūrą, vadovybė taip pat turi pereiti protinį procesą, psichologinį procesą, mentalinį virsmą. Taigi nuo 2014 metų arba maždaug netrukus po to pradėjome dirbti su Ukrainos kariais Javorive, kuris buvo senas Sovieto, vėliau Ukrainos poligonas netoli Lvovo, vakarų Ukrainoje. Ir jūs matėte, kad ten buvo žmonių, kurie vis dar buvo susitelkę atminties išmokimą, atkartojimą. Čia fucking mūsų šita visa švietimo sistema ir mokykla sulūžusi. Kalimo pagrindu, atsiprašau. Tačiau taip pat galėjai matyti, kad ten buvo jaunų karininkų, kurie kovojo 2014 ir 2015 metais, jie kovų veteranai. Ir man ypač didelį įspūdį padarė jaunieji šie karininkai, kaip nori jie mokėsi ir kaip greitai jie mokėsi. Tiesą sakant, prisimenu, kad iš savo seržantų, kurie su jais dirbo, girdėjau, ponė, šie vaikinai tikrai geri. Ir mes pradėjome iš jų mokytis. Ir taigi akivaizdu, kad tai tikriausiai turėjo įtakos veiklos rezultatams, kuriuos matėme ankstyvaisiais 2022 metų etapais. Bet taip pat akivaizdu, kad tuo metu mokymo misija turėjo gerokai pasikeisti, nes kalbant apie mobilizuojamą kariuomenę, mastas tapo daug svarbesnis. Mastas, kiekybė. Po 2002 metų norėčiau pastebėti, kad NATO mokymo pastangas galima tarsi apibūdinti kaip pasidalijusias į dvi dalis. Yra kiekybinės pastangos suteikti pagrindinį pėstininkų mokymą,
kuo didesniam skaičiui naujų ukrainiečių, naujokų, šauktinių. Be to buvo vykdomos konkrečios mokymo programos susijusios su konkrečiomis sistemomis Patriot, Bradley, Abrams, įgulos, kad jie būtų supažindinti su savo sistemomis. Kalbant apie skaičių, manau, kad Jungtinė karalystė teigia, jog per Interflex mokymus, kurie yra tarptautinė priemonė, dalyvavo apie 30 000 ukrainiečių. Manau, kad mūsų turimi duomenys apie visas NATO pastangas kartu sudėjus yra apie 90 000 ukrainiečių. Manau, kad klausimas, kurį turiu jums užduoti, yra didelio masto tarpusavio konflikto kontekste. Yra tas dalykas, kad eiliniai visuomeniai gali būti sunku suprasti, kas yra didelio mokymo programos išvis pastangos, kas tai yra. Ir kur yra lengvo, galimo ir neįmanomo ribos. Lengvo, galima, neįmanoma. Tačiau, taigi, iš esmės noriu užduoti klausimą, kiek pastangos, kurias matėme iki šiol, atitinka tai, ko reikia Ukrainai. Hodžersas, gerai, tai gana platus klausimas ir atviras klausimas, todėl turėkite reiškia taip, dalis mūsų misijos buvo ne tik padėti apmokyti Ukrainos pajėgas, kovojančias vadinamojo ATO, antiteroristinės operacijos zonoje, rytų Ukrainos Donbaso dalyje. Извините, мужики, что не служил в АТО, kurie veikia vadinamieji separatistai, kurie aišku buvo Rusijos įgaliotiniai. Ir po to, kai rusai užėmė Krymą, taigi pagal Minsko procesą, visi susitarimai, paliaubos ir visa kita, ten vis dar buvo dislokuotos Ukrainos brigados išilgai. Taigi mūsų darbas buvo padėti parengti šias brigadas, kai jos buvo dislokuojamos rotacijai į ATO, į antiteroristinę operacijos zoną. Kariuomenė dar nebuvo labai išaugusi, ji vis dar tik formavosi, jūs taip pat ten buvo Nacgvardija, Ukrainos, kuri yra tarsi pusiau vidaus pajėgos, bet labai panašios į karius. Kaip jie patys sako, kaip jie man ten sakė? Policija ant tankų. Ji vis dar tik formavosi, reiškia. Taigi ukrainiečių gynybos ministerija ir vidaus reikalų ministerija vis dar bandė suprasti, ką jie ketina daryti. Tai buvo prezidento Porošenkos laikais, turėjote 2 ar 3 skirtingus gynybos ministrus, gynybos vadu buvo generolas Majenko, tikrai puikus, labai geras karininkas. Senosios mokyklos sovietinio stiliaus karininkas, bet vis dėlto matėsi, kad jis suprato, jog vyksta pereinamasis laikotarpis ir kad jie turi transformuotis, pereiti. Taigi viena iš mūsų užduočių buvo ne tik padėti mokyti, bet ir sukurti mokymo centrą, kad ukrainiečiai galėtų mokytis patys. Taigi, įprastų būdų jiems. Taigi, į Javorivą atsivežėme savo komandą iš 7-osios kariuomenės mokymo vadavietės Grafenvore. Atsivežėme juos į Javorivą, kad padėtų įkurti mokymo centrą. Ir visa tai, kas buvo su to susiję ir taip toliau, įskaitant ir kadrus, ir vienu žodžiu, ir aš paraginau generolą Majenką, sakiau, klausykite, jei norite turėti gerą mokymo centrą, turite turėti kokybiškus kadrus, todėl atsivežę geriausius kapitonus, majorus ir pulkininkus, turinčius kovinės patirties, įtraukite juos į ten esant, reiškia, tą visą procesą, o jei norite, kad jie tai darytų, taip pat turite pasirūpinti jais ir jų šeimoms, apgyvendinimu, kad normaliai būtų. Taigi turite pasirūpinti būstų, užtikrinti, kad darbas mokymo centre būtų patrauklus dalykas, taip pat ir karjeros požiūrių. Tokių dalykų mes stengiamės imtis tuomet ir tai žinoma tam, kad būtų galima permesti brigadas, ką mes darome nacionalinėme mokymų centre JAV arba jungtinėme parengties mokymų centre arba mūsų mokymo centre Hohenfelse.
jie yra pritaikyti brigados dydžio daliniams. Taigi, brigada tai maždaug 5000 karių, taigi tokiu mastu mes tada dirbome. Tuo tarpu už individualų mokymą vis dar buvo atsakinga Ukrainos kariuomenė savo pačios struktūroje. Tada pradėjome gauti naują įrangą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir tai buvo dar iki letalinės paramos teikimo. Taigi net Javelin nebuvo leista įsigyti tuo metu. Tačiau gavome priešlėktuvinį radarą Q-36. Taigi Jevoryvas mokymo centras tapo vieta, kur taip pat galima buvo padėti integruoti naują įrangą. Ir tai, kada aš tikrai supratau, kad kaip greitai ukrainiečiai gali išmokti naujų technologijų, naujos įrangos. Ir aš tai suvokiau tuomet, ir kad tas radaras buvo geresnis, nei mes net patys žinojome, kai papuolė ukrainiečių rankas. Aš asmeniškai niekada nebuvau patekęs į rusų artilerijos ar raketų ugnį, o šie vaikinai po ją gyvena, todėl jie tapo labai įgudę. Taigi, manau, norėčiau pasakyti, kad svarbia šio proceso dalimi buvo sukurti mokymo pagrindus ir institucijas, kurios leistų keistis daliniams. Tada lankiausi 2 skirtingose karo akademijose. Viena buvo Charkive ir kita Lvive. Hodžesas netgi teisingai tarė ne Charkovą, sako Charkive ir Lvive. Fantastiškas vyrukas. Ir mane pribloškė skirtumas tarp jų, nors abi rengė būsimus leitenantus. Atvirai kalbant, Lvivo akademija atrodė labiau orientuota į mąstymą, atviresnė, jei norite, šiek tiek vakarietiškesnė. Charkivas buvo tarsi grįžęs į 6-ąjį dešimtmetį. Aš turiu omenyje, kad tai buvo absoliutus atkartojamas įsiminimas ir tuo metu tai buvo liūdinantis dalykas. Akivaizdu, kad nuo to laiko jie nuėjo į ilgą kelią nuo tada, bet mes turėjome jiems padėti tai įveikti. Taigi norėjau perkelti diskusiją prie kai kurių NATO pastangų remti Ukrainos mokymus po 22 metų vasario mėnesio. Nuo to laiko Rusija tiek Ukraina susiduria su mokymo trūkumais, nes stengiasi integruoti tūkstančius naujų savanorių ar mobilizuotų karių į savo ginkluotasias pajėgas. Šiuo atveju pavyzdinė pastanga tikriausiai buvo Jungtinės karalystės operacija Interflex, kurioje instruktoriai iš maždaug 10 šalių nuo 22 metų birželio mėnesio parengė maždaug 30 000 Ukrainos naujokų. Visose programuose tarp visų prisidėjusių šalių, kai kuriais vertinimais apmokytų ukrainiečių skaičius tendencingai siekia 90 000. Tačiau kovų, kuriuose kariuomenės padidėjo 100 000 kontekste, norėjau sužinoti Beno Hodžeso mąstymą apie pastangų mastą ir pakankamumą. Taigi, kalbant apie mastą, to, ką bandoma daryti dabar, kai NATO tam tikrų mastų ėmėsi mėginti papildyti mokymo liniją, bandydama užtikrinti ir individualų mokymą. Ar karo, kuriame kalbame apie didelės mobilizuotas kariuomenės kontekste, tai yra pakankamos pastangos ir kaip tai galima palyginti su to, koks galėtų būti bendras NATO šalių mokymo planas? Hodžesas. Taip, tai didelis skaičius ir tikrai daugiau nei kas nors Europoje. Turiu omeny, kad Lenkai yra vieninteliai, kurie galėtų priartėti pagal mastą. O kai pagalvoju apie JAV kariuomenę, kiek 10 000 naujų eilinių kasmet priimame į kariuomenę, kažkur apie 90 000 JAV, tai daugiau nei tai, daugiau negu mes darytume su savo kariais. Taigi tai nemažas mastas, reikšmingas, ypač kai pradedama ne nuo nulio, bet reikia gana smarkiai padidinti skaičių, kol vyksta karas. Jis dramatiškai didelis. Taigi tikrasis klausimas yra toks, kas dabar mokosi, kas yra instruktoriai. Ir jūs kalbame apie skirtingas kalbas, atsiminkit, turime omenyje, tai vyksta. Taigi, kol neturėsite pakankamai ukrainiečių karininkų ir seržantų, kurie turi patirties ir įgūdžių būti tais kadrais visose skirtingose mokymo centruose, ir tada jums reikia sąjungininkams
taip pat teks tai daryti. Labai panašiai kaip tai, ką padarė Jungtinė karalystė ir ką kiti sąjungininkai padarė. Ar tai būtų bazinio tipo mokymai ar specialūs mokymai skirti Patriot vokiškoms savaeigiams haubicoms, Panzerhaubitze 2000, kur vokiečiai mokė ukrainiečius Vokietijos artilerijos mokykloje Idar Obersteine. Tai susiję, beje, kalba juk dar yra, ta prasme, bet mes nuolat nepakankamai įvertiname, kaip greitai ukrainiečiai gali išmokti dalykus. Mes kaip ir kalti dėl to. Ir manau, kad mums prireikia šiek tiek laiko, kad pritaikytume savo mokymų modelius ne tik jiems, bet ir pačiai kovai, į kurią jie ėjo, į kurią jie įsitraukė. Na, jūs palėtėte kai ką labai tinka kitam klausimui, kurį norėjau užduoti. Kaip paminėjote, kad kaip svarbu turėti ukrainiečių karininkų ir ukrainiečių seržantų, kurie gali papildyti mokymo procesą. Tai klausimas, kurį, manau, kai kurie stebėtų iškėlę dėl, manau, tiek Rusijos, tiek Ukrainos kariuomenių, kurios dabar yra mobilizuotus, gerokai padidėjusios ir kovojančios. Yra tam tikrų, nors galimai greitai mobilizuoti samdomo personalą gali, kad būtų padidintos pajėgos, tačiau trūksta patyrusių ir pajėgių karininkų. Pastebime, kad brigados, pavyzdžiui, nesugeba realiai koordinuoti puolamųjų veiksmų, planuoti ir koordinuoti jų aukščiau būrio ar kuopos lygmenio. Todėl manau, kad mano klausimas jums yra, kiek skiriasi mokymo procesas palyginti su šauliu, kuris gali mokytis 5 savaičių kursuose Interflex mokymuose, kad išmoktų laikyti tranšėją, ginti, kiek skiriasi karininko galinčio dirbti, pavyzdžiui, brigados vadovavimo lygmenių ir atlikti tokio pobūdžio funkcijas pajėgose, kurios kariauja tokio masto karą. Kaip tie rengimai skiriasi. Hodžesas. Taip, tai visiškai kitas procesas, ruošiant karininkus tarnauti bataliono, brigados ir aukštesnių lygmenių. Reikia derinti kombinaciją mokyklinio išsilavinimo. Taigi tipiškas JAV kariuomenės Britų, Australo ar vokiečių karininkas, būdamas studentas, praeitų kursus, kuriuose mokytųsi apie organizacijas, logistiką, įvairius vadovavimo ir kontrolės aspektus tuo atitinkamų lygmenių. Ir tada, žinoma, dalyvautų kolektyviniuose mokymuose, kur jie būtų padalinyje, brigados štabo dalyje, dalyvautų pratybose, kur tenka susidurti su visa realia trintimi, kai mėginate perkelti 2-3 tūkstančius karių vykdančių operacijas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ten yra priešas, jūsų ryšiai yra trikdomi arba nukreipiami prieš jūs, išnaudojami ir jūs turite rūpintis realia logistika. Turiu omenyje 2-3 tūkstančiai žmonių, kuriems reikia valgyti ir gerti, taip pat reikia turėti degalų transporto priemonėms. Ačiū visiems, kas remiate, nes su jūsų parama sutikėme virš tonos dizelio praeitą kartą, kai buvau. Taigi, turite tai praktikuoti ir tai yra sunku. O kai bandai koordinuoti ugnies ir manevrų inžinierijos visus šitus aspektus ir dabar šiuolaikiname mūšio lauke Ukrainoje visur esantis dronai, po jais tai tenka viską daryti, kurie viską mato iš aukščiau. Tai yra iššūkis. Taigi reikia treniruotis ir tam reikalingos tokios vietos kaip Jevoryvo mokymo centras, Grafenvoras, Hohenfelsas ar Lenkijos poligonai, pavyzdžiui, Dravsko, Pomorskė, kur iš tikrųjų galima praktikuotis. Ir jūs turite ten juk yra kelios rotacijos, kurias reikia atlikti. Ir tada jūs dalyvaujate mūšyje. Ir svarbiausias dalykas yra tai, kaip greitai galite išskleisti geriausias praktikas ir išmoktas pamokas. Kai 2003 išvykome į Iraką, 101-osios oro desanto divizijos brigados, aš buvau 1-osios brigados vadas,
iš karto labai gerai skleidė gerąją patirtį ir išmoktas pamokas divizijos viduje, nes su tuo susidūrėme pirmąjį kartą. Tikriausiai aš taip jaučiu, kad ir ukrainiečiai tai turi, bet dar nesu pakankamai arti, kad tai žinočiau, kad galėtume suvokti, Kad galėtume suvokti mastą, akivaizdu, kad tai sudėtingesnė užduotis, prieš dislokuojant karininkus turinčius tokią patirtį ir supratimą, parengti juos šiuo metu NATO mokymo pastangos sutelktos į bazinį pėstininkų lygmenį. Bet jei, pavyzdžiui, jums būtų duota nepakankamo pajėgumo Ukrainos brigada su sena įranga ir pasakyta, aš noriu, kad jūs ją padidintumėte iki puolimui pasirengusio vieneto su nauju NATO įrangos komplektu, kuris būtų pasirengęs dalyvauti brigados lygmens puolamosiose operacijose. Kaip tai atrodytų, turint omeny laiką ir išteklių mastą? Hodžesas. Žinoma, tai puikus scenarijus ir beje, manau, kad būtent tai ukrainiečiai darys per ateinančius kelis mėnesius, kai sieks susigrąžinti iniciatyvą. Manau, kad jie ir toliau darys spaudimą Rusijos logistikai, Rusijos užnugario zonai ir panašiems dalykams. Tačiau manau, kad jie išves brigadas iš fronto linijos, kad galėtų atlikti jų atkūrimą. Tai buvo įprasta antrojo pasaulinio karo praktika, kai kelis mėnesius linijoje buvę daliniai būdavo išvesdami mėnesio ir 2 mėnesiams, kur jie galėtų atstatyti nuostolius, suremontuoti ar pakeisti sugadintą įrangą ir apmokyti ar elgtis su nauja įranga, ar padalinio mokymas remiantis to, ką jie išmoko iš mūšio, patirties dalinimasis. Taigi įsivaizduoju, kad jei turėtume 2 mėnesius ir darant prielaidą, kad padalinio branduolys nepažeistas ir kad brigados branduolyje yra pakankamai patyrusių karininkų ir seržantų, skaitant šios dalykus, manau, kad per 2 mėnesius būčiau pasiruošęs išvykti. I would be ready to go. Jausčiausi pasirengęs, kad fizinis parengimas žmonių, gebėjimas vykdyti mūsų misijai svarbią užduotį, šiomis prasmėmis būtume pasirengę pulti, gintis, įveikti kliūtis, koordinuoti netiesioginę ugnį, veikti labai sudėtingoje elektroninės kovos aplinkoje. Tai būtų prioritetas. Darant prielaidą, kad rusai dominuoja elektroninėje kovoje, žeminime šitame, norėčiau treniruotis veikti tokioje aplinkoje be perstojo. Apie tai irgi pastoviai rašau savo postuose žmonės. Manau, kad per 2 mėnesius galėtum būti pasiruošęs. Jeigu pradedate visiškai naują brigadą, kurioje yra labai mažai patyrusių karininkų ir seržantų, akivaizdu, kad tam tikriausiai prireiktų šiek tiek daugiau laiko. Šiuo metu jau buvo aišku, kad svarbu ne tik sukurti naujus apmokytus karius, bet ir naujus kovai tinkamus dalinius. Ne pokalbio metu paklausiu Beno Hodžeso apie kai kurios skirtingus modelius, kaip atkurti pajėgas karo metu. Pavyzdžiui, palyginamas rusų požiūrį, kai kurios 2022 metų mobilizuotus karius, kai kariai buvo siunčiami į priekį kaip esamų dalinių pakaitalai, siekiant padidinti fronto liniją, tačiau ne visada pirmiausia įmantis žingsnio prieš tai išvesti tos dalinius iš kovos. Palyginti su alternatyviais abiejų pusių praktikuojamais metodais, kai buvo kuriamos visiškai naujos brigados. Arba kuriant naujus batalionus ir junginius esamus brigadų sudėtyje. Šiame kontekste jis sakė, kad apskritai pirmenybė teiktų dalinių, o ne atskirų asmenų keitimui. Esant koviniai galiai lemiamą reikšmę turi susitelkimas, kad kovinė galia, kurią turi susitelkęs vienetas su patyrusiais lyderiais, net ir po to, kai per tam tikrą laiką patiriama nuostolių, greičiausiai bus didesnė nei to vieneto, į kurio mūšio metu įleidžiami nauji kariai.
Vietoj to jis pabrėžė, kad svarbu atitraukti dalinius nuo fronto linijos, kad vėliau jie galėtų priimti naujų karių, atsinaujinti ir atkurti savo pajėgas. Panašiai grįžtant prie interviu, generolas Hodžesas turėjo keletą papildomų pastabų apie tai, kaip tiksliai galima efektyviai ir veiksmingai atkurti brigadą per trumpą laiką. Hodžesas, taigi, ačiū Džonai, privertėte mane pagalvoti apie dar vieną dalyką, kurį noriu būtinai pasakyti, kaip jūs bandote apibūdinti ir kaip jūsų klausytojai nori suprasti, kad galbūt kaip kritikuoti mano vertinimą. Kai kalbame apie brigados mokymą per 2 mėnesius, daug kas vyksta taip, kaip mes vadiname kelių ešelonų mokymu. Turiu omenyje, kad brigados štabų reikia karių, kurie sukurtų trinti logistikos poreikį ir panašiai. Tačiau dažniausiai, kai mokymą orientuoti į brigados štabą, kariai galiausiai tiesiog daug stėdi. Todėl, pavyzdžiui, JAV kariuomenėje ir, manau, kitose šalise rengiami kelių ešelonų mokymai. Taigi, kol brigados štabas daro tam tikrus dalykus, kuopos ir būriai gali daryti visai ką kitą. Daugiausia dėmesio skiriama, ar tai būtų šaudymas, ar mūšio pratybos, kaip įeiti tranšėją, apkasus valyti, bunkerius ir taip toliau, kol prireiks didelio masto manevrų. Taigi per tuos 2 mėnesius taikomas gana sudėtingas metodas, kai visi treniruoja visas skirtingas raumenų grupės, taip sakant, kol ateina laikas susirinkti į didelio masto kolektyvinį rezginį darinį. Tai toks maždaug procesas. Panašiai kaip profesionalėje futbolo komandoje, nesvarbu ar tai Europos futbolas ar Amerikos regbis. Žmonės dirba skirtingose aikštės kampeliuose, paskui susirenka į bendrą kumštį. Štai kas vyktų per tos 2 mėnesius. Dabar šiek tiek keliaudamas laiku, kitą dieną po interviu pabaigos turėjau galimybę užduoti keletą papildomų klausimų. Pirmasis buvo susijęs su mokymų trumpinimu. Kaip galėtumėte sutrumpinti kai kurias mokymo programas, nes karinėme kontekste akivaizdu, kad yra slenkanti skalė tarp F-35 pilotų mokymo programės ir tikro priešų prie vartų patirties tikros. Ukrainos atveju matėme daug mokymų programų sutrumpinimo atveju. Pranešama, kad kai kurie pėstininkų kursai buvo sutrumpinti iki 5 savaičių. Todėl paklausiu Beno Hodžeso, kokius veiksnius gali pasverti vadas, balansuodamas tarp poreikio sutrumpinti mokymus, kad visi kariai galėtų greitai pereiti mokymo programą praeityje ir poreikio pratęsti mokymus, kad būtų suteikta daugiau įgūdžių. Visą atsakymo tekstą įdėsiu į ekraną, bet esmė buvo ta, kad tikriausiai daug ką galima saugiai sutrumpinti. Ir tas suspaudimas gali reikšti tik perėjimą nuo įprasto taikos meto mokymo programos prie tokios, kuri vykdoma skubiau, mažiau prastovų, mažiau administravimų susijusių veiklos visokios ir prioritetų nustatymas tam, kad tikrai būtų būtina, o ne tam, kam reikia būtina. O ne tiesiog gera, kad būtų. Jis pabrėžė, kad ukrainiečiai nuolat sugebėdavo palyginti greitai įsisavinti naujas technologijas, tačiau kartu svarbu neišbraukti per daug praktinių mokymo aspektų. Jis kalbėjo apie būtinybę išlaikyti pusiausvyrą tarp didesnio aukų skaičius ar misijų nesėkmių rizikos ir poreikio greičiau pasiekti masiškumą. Tačiau galiausiai pabrėžė, kad kario mokymas nesibaigia, kai jis atvyksta į savo dalinę ar į mūšio vietą. Ir čia pridursiu asmeninį pastebėjimą, nors ir paremta anekdotiniais pranešimais, kad daugelis Ukrainos ir Rusijos karių galiausiai daugumos įgūdžių išmoksta jau būdami fronte. Oi vei, čia tikrai. Nors ir su išlyga, kad ten įgyta patirtis ir pamokos dažnai kainuoja nemažai. Taigi, tai galėtų būti gera proga sužinoti jūsų įspūdį apie kurias kovas, kurias matėte 2003 metais, ypač apie tą visą puolimą. Jo fazę šių metų pradžioje jūs pareiškite, kad jei ukrainiečiai gaus viską, ko prašėte, iki šių metų pabaigos greičiausiai jau būsime Kryme. Akivaizdu, kad tada jie negavo visko, ko prašė. Aš suskaičiavau, manau, kad galiausiai pažadai dėl tankų sudarė kiek daugiau nei trečdalį tik tai, ko jie prašė. Jie atsižvelgtume į Leo 2, Abrams ir Challenger. Daug kas nebuvo pristatyta laiku.
o kai kurios sistemos nebuvo pristatytos iš viso, arba tik gerokai po to, kai baigėsi pradinis kontrpuolimo etapas. Turiu galvoje, pavyzdžiui, tos M39 blok atakams, kurie fantastiškai pasitarnavo dviejose Rusijos sraigtasparnių bazėse, bet tik praėjus keliams mėnesiams po to, kai tie sraigtasparniai labai aktyviai dalyvavo pačiame kontrpuolime, alindami ukrainiečius. Taigi mano klausimas, kaip vertinate, kiek galite pateikti iš tolo ukrainiečių kovinius rezultatus, palyginti su ta technika, kurie jie iš tikrųjų gavo. Hodžesas, manau, kad tai neįtikėtina, jei ką tik paskelbti skaičiai apie Rusijos aukas ir tai, kad po 9 metų kovos metų Rusija vis dar kontroliuoja tik 19 ar 18% nuo praėjusių metų vasario mėnesio teritorijas, kad jie prarado pusę to, ką buvo užėmę, kad Rusijos oro pajėgos dar nesunaikino ne vieno traukinio ar konvojus gabenančios įrangą ir šaudmenys iš Lenkijos į Ukrainą, ne vieno, kad Rusijos karinis laivynas turėjo atitraukti maždaug trečdalį savo laivyno iš Sevastopolio po to, kai ukrainiečiai panaudojo vos 3 Storm Shadow sparnuotasias raketas ir pataikė Sevastopolį, o Ukraina net neturi karinių jūrų laivyno. Taigi manau, kad nepagristai daug dėmesio skiriama tam, kad mes neprasibrovėme pro tos minų laukus taip greitai, kaip norėjome ir nepadarėme tokios pažangos, kokios norėjome. Tačiau šiuo karo momentu, nepraėjus ne 2 metams nuo plataus masto operacijos pradžios, Rusijai turint visus pranašumus, pažiūrėkite, kur mes esame. Ir tai be mūsų pagalbos Ukrainai, kurios jai reikėjo. Todėl nesuprantu to ranko mostelėjimo. Tai neišvengiama, Ukraina turėtų eiti derėtis, jie niekaip negali laimėti. Manau, kad rusai mato, jog jie neturi jokios vilties. Rusai nėra be vilties, kad jie laimės. Tik, kad jeigu mes pasitrauksime vakarai. Todėl jie daro tai, ką daro, stumdami tūkstančius neapmokytų karių į mėsmalę. Nes jie pasirengė kasdien paaukoti šimtus ir tūkstančius transporto priemonių, nes nori sudaryti įspūdį, kad turi begalę išteklių ir kad Rusijos pergalė neišvengiama. Taigi jie laikosi tokio požiūrio, todėl mes turim padėti ukrainiečiam. Pirma, pasipriešinti šiam naratyvui, parodant, kad iš tikrųjų esame įsipareigoję Ukrainai, bet tada ir duoti jiems tai, ko jiems reikia. Prieš kurį laiką konferencijoje klausiausi generolo Kavolio ir jis sakė, kad tikslumas gali nugalėti masiškumą, o masė, žinoma, yra tikrasis pranašumas, kurį rusai vis dar turi. Tačiau tikslumas gali nugalėti masę, jei turite pakankamai laiko. Ir jis kalbėjo apie tai, kad jeigu galite tolimojo tikslumo smūgio pajėgumai sunaikinti rusų štabą, artileriją, logistiką, tada nesvarbu, kiek karių jūs turite. Jūsų ta rusų masė yra neutralizuojama arba tiesiog neturi reikšmės, kai jie neturi ten artilerijos, logistikos ar štabo, kuris buvo sunaikintas tikslumu. Taigi didžiausias trūkumas, kuriuo mes nesuteikėme ukrainiečiams, yra didelio nuotolio tiksliųjų smūgių pajėgumai. Kalbu konkrečiai apie atakams, daugiau Storm Shadow, prancūzų Scalp, vokiečių Taurus arba antžeminės mažas skersmens bombas, dronus Great Eagle, visus šios dalykus, kurie leistų Ukrainai sunaikinti štabą, artilerijos sandėlius, logistikas ir svarbiausia, padaryti Krymą neįveikiamą Rusijos pajėgoms. Ukrainiečiai šią koncepciją įrodė 3 Storm Shadows raketomis, kai sunaikino Rusijos juodosios jūros laivyno štabą ir smarkiai apgadino sausai doką Sevastopolyje uostą. Tai privertė vadą išvesti trečdalį savo laivų iš Sevastopolio. Ir tai tik po 3 Storm Shadows. Įsivaizduokite, jie turėtų 50, 60 ar 200 atakams ir Taurus, ką jie galėtų nuveikti. Čia vėl įsiterpiant kaip būsimam
reiškia, kalba apie tolimojo taiklaus šaudimo ir kitų išteklių svarbą palėtė sritį, kurią mano manimu verta atkreipti dėmesį. Tai Ukrainos ir Ukrainos sąjungininkų svarba efektyviai paskirstyti turimus išteklius 2024 metams, siekiant užtikrinti geriausius rezultatus. Man vienas iš galimų pavojų šioje srityje atrodo neseniai pasirodęs pranešimas, kad Ukraina naujausią prašymų dėl JAV ginklų sistemų sąrašą įtraukė oro erdvės gynybos sistemą Terminal High Altitude Air Defense. THAAD yra labai pajėgi priešraketinės gynybos sistema, kuri be abejo tikriausiai galėtų apsaugoti tokią vietą kaip Kijevas nuo dalies Rusijos ir galbūt Irano balistinių raketų keliamos grėsmės. Problema ta, kad tai taip pat yra vienas sudėtingiausių ir brangiausių JAV kariuomenės naudojimų įrenginių. Dar 2012 metais išduotame leidimą parduoti THAAD raketas Jungtinėms Arabų Emiratams užsienio karinės pajėgoms paketas, kuris sudarė 9 paleidimo įrenginiai, 48 raketas ir susiję mokymai, dalis bei logistinė parama buvo įvertintas 1 milijardu 350 milijonų. 2012 metais JAV čia tais metais tiek dolerių. Ir jeigu Jungtinėse valstijose, Europoje ir kitose sąjungininkėse Ukrainai remti skirta ribota tokia suma, tuomet jei į paramos paketus pradėsite įtraukti tokias aukštos kokybės galimybės kaip THAAD, galite pradėti nuvertinti kitas gyvybiškai reikalingas sistemas ir amuniciją. Pavyzdžiui, THAAD sistemos sukūrimas aplink Kijevą gali kainuoti tiek, kiek kainuotų šimtai ar net tūkstančiai sparnuotojų raketų. O kai sistema yra tokia brangi, kad dėl jos net ir tokie palyginti efektingi dalykai, kai AGM-158 ar Storm Shadow atrodo gana paprasti, sulyginant, gali būti, kad prieš skiriant lėšas reikės daug pagalvoti. Todėl nusprendžiau Hodžesui užduoti klausimą apie 2024 ir 2025 prioritetus ir išteklius. Tačiau, kaip išgirsite, dėmesys buvo sutelktas ne tiek į atskiras sistemas, kiek į kai kurios veiksmus, kurios jo manimu gali pasirinkti Ukrainos kariuomenė ir sąjungininkų vyriausybės. Taigi klausimas yra 2024 ir 2025 metais žvelgiant į ateitį, nes Rusijos strategija, kurią jie pateikė, aišku, interpretuoja, tačiau, pavyzdžiui, Šoigu pasakė kalbą, kad jeigu mes turime būti pasirengę tęsti kovą iki 25 metų, galbūt pastebint, kad buvo tam tikras silpnumas kai kurių valstybių vakaruose, jų apsisprendimuose suteikti papildomą paramą Ukrainai. Ir kad ta parama gali būti ribota, kalbant apie turimą ir pinigų sumą. Jei norite sukurti Ukrainos pajėgumus, kad ji galėtų kariauti tą ilgesnį karą, taigi iki 24, galbūt 25 metų ir tam turi turėti tiek išteklių, kokios yra prioritetinės rytis. Kur paskirstyti tos ribotus išteklius, kad gautume geriausią rezultatą? Hodžesas, taip, gerai, žiūrėkite, ukrainiečiai visiškai neturi ribotų išteklių, ypač, reiškia, artilerijos ir tolimojo nuotolio tikslių ginklų jie neturi. Manau, kad tai gerai žinoma, bet dar ne per vėlų. Manau, kad Rusija neturi galimybių pralaužti Ukrainos linijų ir toliau judėti Charkivo ar Kijevo link. Jie to neturi, tai neegzistuoja. O Rusijos logistikos sistema yra labai trapi, niekada nebuvo sukurta ilgalaikiams sausumos operacijoms už Rusijos ribų palaikyti. Taigi manau, kad Ukraina turėtų ir išnaudoti šią silpną vietą, naudodama tolimojo nuotolio ugnį, dronus ir sabotažą. Visą tai pasakęs, manau, kad būtent tai Ukraina darys ir turėtų daryti per ateinančius kelis mėnesius, kai ruošiasi susigrąžinti iniciatyvą. Pirma, mes jau kalbėjome apie dalinių, kurie buvo nualinti per kelis mėnesius trukusią kovą, kad jos atkūrimą, jos atkurti. Kai pagalvojate apie 101 būrį, jei pažvelgtumėte į istoriją, 101 būrys kovėsi apie 70 dienų iš eilės. Aš čia neteisingai skaičiuoju, bet iš esmės
Kai jie įžengė į mūšį 1944 metais, birželio 5, jie kovėsi be pertraukų iki pat rugsėjo pabaigos. Taigi birželis, liepa, rugsėjais, rugpjūtis, tai maždaug 120 dienų iki Market Garden. Tada jie buvo išvesti iš fronto linijos, kad atsistatytų, nes buvo patyrę daug nuostolių. Įranga buvo susidėvėjusi, batai nusidėvėję. Kai prasidėjo mūšis dėl Bulč, buvo grįžę į atstatymo bazę Prancūzijoje. Taigi, tai buvo įprasta karo praktika ir manau, kad ukrainiečiai tai darys. Antra, jie turės patobulinti verbavimo šauktinių sistemą, kad maksimaliai padidintų turimą darbo jėgą karinę. Dabar Ukrainoje vaikšto per daug karinio amžiaus vyrų ir moterų, kurie turėtų būti kariuomenėje. Tūkstančiai ukrainiečių karinio amžiaus vyrų yra Vokietijoje, Lenkijoje, Rumunijoje. Emigrantus turime omeny. Ukraina turi susitvarkyti savo mobilizacijos sistemą ir įvesti šios sveikus, pajėgius vyrus ir moteris į karinę uniformą. Jie turės padidinti šaudmenų ir ginklų gamybą Ukrainoje. Kai kurie iš šių dalykų jau vyksta, tačiau vykstant karui galima padidinti gamybą net ir tada, kai ant jūsų miestų krenta Rusijos raketos. Pagalvokite, kad 1944 metais padarė Vokietija. Luftwaffes lėktuvų gamyba pasiekė piką 1944 metais. Tai įvyko po daugiau nei 2 metų nuolatinio karališkųjų oro pajėgų ir JAV kariuomenės oro korpuso bombardavimo, kurio metu buvo bombarduojami Vokietijos miestai. Tačiau vis tiek Vokietijos lėktuvų gamyba didėjo. Taigi manau, kad Ukraina gali tai padaryti. Ir yra vakarų kompanijos, bendrovės, kurios jau padeda. Manau, kad Ukraina dirba, kad būtų pasirengusi panaudoti F-16 naikintuvus tikriausiai vasarą. Vienas dalykas yra mokyti pilotus skraidyti ir Ukrainai nebus sunku rasti pilotų, kurie moka skraidyti, tačiau gebėjimas veikti labai tankioje priešlėktuvinės gynybos aplinkoje ir vykdyti kovinės operacijas, tai jau visai kitas dalykas. Taigi manau, kad jie protingai nuspręs, kaip šią vasarą pagaliau panaudoti F-16. Jie turės toliau tobulinti oro ir priešraketinę gynybą, ją kurti ir užtikrinti, kad jų energijos gamybos infrastruktūra taip pat būtų atspari. Kaip jau dabar stebime, ateinančius 3 ar 4 mėnesius ji kasdien buvo apgulta, kaip mes jau dabar žiūrime, matome. Daug kalbėjome apie reikalavimą, kad jie geriau veiktų labai sudėtingoje elektroninės kovos aplinkoje, po džemeriais, rebais. Numatau, kad jie ir toliau vykdys sabotažą prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą ir logistiką viduje Rusijos, taip pat Rusijos okupuotose Ukrainos dalyse, laikinai okupuotose. Manau, kad jie ir toliau darys spaudimą Rusijos pajėgoms Kryme, tiek laivynų, tiek oro pajėgoms. Ypač didelį logistikos centrą Džankoje esanti šiaurinėje Krymo dalyje, kuris aprūpina Rusijos pajėgas pietuose. Ir galiausiai toliau darys spaudimą Rusijos logistikos sistemai. Manau, kad Rusijos priklausomybė nuo Šiaurės Korėjos dėl artilerijos amunicijos rodo, kokia beviltiška jų padėtis. O mano draugas ukrainietis man pasakojo, kad Šiaurės Korėjos artilerijos amunicijos kokybė tikrai prasta ir ji nėra saugi. Taigi ukrainiečiai turi išnaudojimo tokių galimybių prieš Rusijos logistiką. Aš nenorėčiau būti rusų eiliniu, kuris šią žiemą sėdi tranšėje, žinodamas, kad jo vadovybė ne tik jo nesirūpina, bet ir nesiruošia kovoti, kad pristatytų tai, ko jam reikia.
pasistengtų pristatyti, aprūpinti ir mane panaudos kaip atrankų mėsą. Nenorėčiau būti tuo. Manau, kad tai yra galimybė Ukrainai. Ir pabaigai leiskite paklausti, ar tai yra kai kurios galimybės ir sritys, į kurias reikėtų sutelkti dėmesį, jei ištekliai yra riboti. Tarkime, JAV balsuoja tik už $60 milijardų paketą metams. Kokių galimų spąstų jūsų nuomonė reikėtų išvengti? Kokie yra spąstai, kurie gali išsiurbti išteklius, o investicijų grąža nebus kokios tikimasi? Visi blizgučiai ir jokios naudos. Hodžisas, taip, gerai. Manau, kad ukrainiečiai jie pasimokys iš to, ką darė šią vasarą. Ir jie galvos, kaip susigrąžinti iniciatyvą. Nemanau, kad vėl pamatysime tokio pat pobūdžio puolimą. Tačiau manau, kad jie bus išsiaiškinę, kur yra silpnosios vietos. Ir jie atidžiai stebės Rusiją, kaip Rusija atstatys ar sustiprins savo gynybą per tą laiką. Nemanau, kad bus žiemos pauzė tokia per se, nes Rusai dabar bando didelio masto atakas ir jos nes plačias ir jiems nepavyksta. Jie sutriuškinimo. Taigi ukrainiečiai tikriausiai dabar džiaugiasi, kad kurį laiką leis rusams nukraujuoti, o patys bandys daryti kitus dalykus, apie kuriuos kalbėjau. Tačiau galiausiai nemanau, kad jie gali metus laiko tiesiog lyg sakyti, dirbkime kasdami savo griovių šiek tiek giliau ir leiskime, kad dabartinė tam tikra situacija susiformuotų ir taptų naujais realiais faktais. Išklausius prezidentą Zelenskį, kuris anądien lankėsi Vašingtone, kai jis kalbėjo apie tai, kaip aš galiu atsisakyti savo žemės, tai ukrainiečių žmonės, kurie ten gyvena, tai ne purvas, ne dirva, o žmonės gyvenimai. Ir todėl nemanau, kad ukrainiečiai ketina tiesiog sėdėti sudėję rankas